Gerlacho palėpėje įvyko Dariaus Rekio naujosios knygos "Viskas susapnuoti dar kartą" pristatymas, pritraukęs nemažą būrį žmonių. Renginio metu susirinkusieji ne tik sužinojo apie knygos atsiradimo aplinkybės, bet ir klausėsi kūrinio ištraukų. Jas renginio dalyviams skaitė knygų mylėtojų kertelės tarp eilučių skaitovės. Šventinę nuotaiką palaikė ir draugų idėjinio ansamblio Dija atliekami muzikiniai kūriniai. Knygos "Viskas susapnuoti dar kartą" autorius Darius Rekis sakė, kad sunku apibūdinti, apie ką konkrečiai yra naujoji jo knyga, nes kiekvienas skaitantysis joje atranda kažką savo. Iš vienos pusės galima pasižiūrėti, jog tai paprastai kalbant berniuko istorija, bandymas pajusti, kaip galėtų toje situacijoje jaustis vaikas patekęs nelaimę ir staiga netekęs galimybės vaikščioti. Iš kitos pusės bandymas įsijaučiant į tą vaiką, nusikelti į tokį fantazijų ir miego pasaulį ir nagrinėjamos tam tokios moralės, vertybinės problemos ir įvairūs klausimai. Autorius atskleidė, kad knygą pradėjo rašyti dar studijų metais, o pati kūrinio idėja augo drauge su juo. Knygą pradėjau rašyti dar studijuodamas pirmam kurse ir man dėstytojas lektorius Kunčikas apskritai visai auditorijai kreipėsi, sakė, bandykit rašyti, nes jis dėstė vaikų literatūrą, pabandykit rašyti vaikams. Ir tiesiog gimė ta mintis pabandyti. Dariui Rekiui rašymas yra hobis, tad jis neplanavo būsimo kūrinio, viskas įvyko savaime įkvėpimo dėka. Nors anot autoriaus jo kūrinys "Viskas susapnuoti dar kartą" skirtas jaunajam skaitytojui, knygai netrūksta dėmesio ir iš vyresnio amžiaus žmonių. Darius Rekis teigia, kad knygos tikslas – paveikti žmogų, sukelti jam vienokius ar kitokius jausmus. Kiekvienas skaitydamas tai pirmiausia turėtų empatiją tiškai pajusti, tai tam tikras emocijas. Tai yra emocijos ir būtų pagrindinis tikslas tos knygos, kad kažką žmogus vienaip ar kitaip sureaguotų į tą. Gali jam nepatikti, gali patikti, gali būti vienokios emocijos, kitokios, bet svarbu, jog tas emocijos būtų iššauktos kūrinio. Dariaus Rekio planuose dar viena knyga. Šįkart fantastinis romanas.